Ir visi pasakykime amen. Sveiki, 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 mėlyjeji. Sėskite, prašau. Ačiū Jums už nuostabų garbinimą ir mūsų širdžių priartinimą, suminkštinimą. Kiekvieną kartą, kai giedate, mus priartinate prie Viešpaties. Tiesiog dulkės nueina nuo minčių, nuo širdies. Ir vis dar gyvename šventės nuotaikomis, ar ne? Dar vis šventės atgarsiai. Kaip malonu, broliai, kad jūs šiandien čia aplankėte mus. Ir tai bus visus metus. Visus metus mus pasieks mūsų jubiliejaus šventės atgarsiai. Mes vis dar gauname ir raštu parašytus sveikinimus, tai planuojame juos svetainėje kažkurio momentu išspausdinti. Ir labai miela, kad mus pasiekia ir atvykstate. Ir ačiū Jums už Jūsų meilę ir palaikymą. Taip pat noriu visiems padėkoti už tokią šaunią jubiliejinę šventę, kurią drauge kaip bažnyčia surengėme, kiek buvo iš tiesų įdėta kūrybos, koks buvo nuostabus jungtinis šlovinimas, ar ne, galime paploti mūsų šlovintojams. Šiandien tokiam minimaliam sąstate, o praeitą sekmadienį tiek daug buvo ir jaunų, ir vyresnių žmonių, jungtinis šlovinimas. Nuostabiausiai išdekoruota salė, žinokit, kas stebėjo mus nuotoliu iš užsienio, tiesiog rašė, sako, aukščiausio lygio renginys, sako, mes nesuprantam, kiek jūs laiko ruošiatės šitam renginiui. Ir iš ties Viešpaties dvasia mums padėjo švęsti gražiai ir pasidžiaugti ir svečiais atvykusiais ir vieni kitais. Už dekoracijas, kurios buvo ant scenos, už dekoracijos, kurios buvo foje, galime padėkoti ir Rūtai, ir Audronei, ir Jūratei, ir Robertas nuotraukas kabino. Visiems didelis ačiū. O prie vaišių stalo, kaip plušo mūsų seseris, kaip jos plušo. Ir tiek palaimino, ir nuotaiką išlaikė gerą. Ne taip paprasta, žinokite, prie vaišių tarnavimo tarnauti. Žinote, kad yra apaštalų darbuose, ten irgi kilo toks, kaip su tom vaišėm, taip ir kažkokie tai nesusipratimai ir panašiai. Todėl ypatingos reikia dvasios ir išminties. Šitoje tarnystėje ir mūsų sesėms ir broliams labai gerai sekėsi. Ačiū Jums, brangieji, pasidžiaugiam, paplojame. Na ir visiems broliams, sesėms, kas padėjote, kas nešėte, kas rinkote, kas sudėjote. Na, tiesiog daugybė buvo įvairiausių darbų kaip skruzdėlynė ir kiekvienas tą šapelį panešė ir skruzdėlynas susikrovė. Buvo tikrai nuostabi šventė ir vis dar atgarsius girdžiu ir linkėjimus nuo mūsų svečių, kurie dalyvavo ir tikrai tas palaikymas, sako, visuomet su Jumis savo širdyje, kaip ir Linutė šiandien minėjo, visada palaikys. Na kągi, ir tie šventės jos toliau tęsiasi, mes jau šiandien moteris išgirdome kovo 8-osios progą pasveikinimą, tai Dievo angelas tiesiog siųstas buvo su tokia pasveikinimo žinia, su eilėmis ir tai labai gražu. Netaip dažnai pasitaiko, kad kovo 8 išpuola sekmadienį. Paskutinį kartą, aš atsimenu, tai buvo su pastorė iš Telšių, Loreta Valužienė, kai tarnavo maždaug prieš 6 metus ir po to mes dar turėjome moterims skirtą ekskursiją po Šiaulius, kur Gintas tiesiog Šekspyro eilėmis apsiliejo ir tokiu būdu sveikino moteris. Tai kai kovo 8 sutampa su sekmadieniniu tarnavimu, negaliu praeiti pro šalį, žinokit, negaliu nepaskirti pamokslo sesėm. Tikiuosi, broliai, bus tikrai ne prieš, ar ne, kad mes pasižiūrėsime
į kai kurias Dievo moteris, kurios tikrai vertos yra dėmesio ir kiekviena Dievo moteris, kaip ir Dievo vyras šventajame rašte, yra verti dėmesio. Ir juose yra dvasinis tūris, juose yra dvasinis pamokymas, juose yra dieviškoji vertė. Ir va šitą dieviškąją vertę tikrai noriu dalintis su seserimis. Kodėl ta kovo 8? Ir kartais klausia, čia galbūt tokia pasaulietinė šventė, čia krikščionis nieko bendro neturi su ją. Nelabai norėčiau sutikti. Kovo 8, 20 amžiaus pradžioje vyko toks socialinis, kartais per brūkšnelį politinių judėjimų vadina, bet labiau sakyčiau socialinis moterų judėjimas už moterų teisės, tiek balsavimo teisę. Ar galim patikėti, kad dar prieš 100 metų moteris neturėjo balso visuomenėje, valstybėje. Tiesiog jos buvo tam tikros sritis. Tai yra kinder, kaip vokiečiai sako, vaikai, tai yra kuchen, virtuvė, ir dar geriausiu atveju kirche, bažnyčia. Ar ne? 3 sritis, kuriuose moteris veikia. Bet prasidėjo pramonės revoliucija ir darbo rankų reikia, kasgi dirbs fabrikuose. Ir kas yra ta pigioji darbo jėga? Moterų jėga pigioji, vaikų darbo jėga pigioji ir buvo daug to socialinio neteisingumo. Šitame judėjime, beje, galiu pasakyti, Britanijoje ir Jungtinėse valstijose dalyvavo daug krikščionių moterų. Jų tarpe buvo kai kurios ir dvasininkės, iš tikrųjų už tas moterų teisės, kurias jas realiai matė, kaip Dievas sukūrė vyrą ir moterį į Dievą panašius. Todėl galima sakyti, kad ir į šitą judėjimą, šitas judėjimas taip pat buvo veikiamas krikščioniškos tradicijos, evangelinio požiūrio, kaip Kristus žiūrėjo ir žiūri į moteris, į savo sekėjas ir apskritai į moterį kaip į kūrinį, turinti vertės. Todėl tai, kas buvo pasiekta, nes kovo 8 įvyko toks kaip streikas Jungtinėse valstijose, dėl labai ten žemų atlyginimų fabrikuose, kur moteris dirbo, ir pradėjo judėti per visą pasaulį, Britanijoje, po to Europoje, ir galiausiai jau ten maždaug 75 metais Jungtinės tautos šitą dieną, jinai ne Tarybų sąjungos sukurta yra, bet Jungtinėse tautose buvo paskelbta kaip tarptautinė moterų diena, kuri pažymi ne tik pavasarį, ne tik gėles, bet pirmiausiai pažymi moterų orumą ir vertę ir svarbą. Svarbą jų visuomenėje, profesinę svarbą, balsavime, kaip tikrai pilnavertės dalyvės visame kame. Kiekvienoje sferoje. Na ir žinoma, jeigu sakau krikščioniškos tradicijos, tai kai einame prie rašto, kai einame prie Naujojo testamento, mes labai aiškiai pamatome šitas nuostatas, kurios yra atidengiamos tiek evangelistų, tiek laiškuose mes galime pastebėti, tiek apaštalų darbuose galime matyti šitas nuostatas, kai pradeda per Kristaus evangeliją kisti taip labai nenoriai, taip sunkiai kai kurios kultūrinės normos ir krikščionybė jinai tikrai darė didžiulę įtaką vakarų pasauliui, vakarų kultūrai ir tame tarpe santykiui moteris. Bet šiandien mes pažvelgsime ne per tą galbūt socialinę prizmę, bet mūsų tikslas yra pažiūrėti viešpatės akimis, kaip viešpats žvelgia, kaip jis vertina, kaip jis pasitiki moterimis, taip kaip ir pasitiki vyrais. Kaip moteris yra trapios, taip ir vyrai yra trapus. Pažiūrėkite, mes visi gimstame labai trapiais ir susenstame irgi trapiais žmonėmis.
tiek vyrai, tiek moteris. Tik vienas, kaip maldoje sakiau, vienintelė ola, kuri yra tvirta ir nepajudinama, yra Dievas. Ir mums visiems jis yra reikalingas, kuris atstato mūsų orumą, mūsų pažeidžiamumą ir per viešpaties žodį mes esame gydomi. Šiandien pažvelgsime į keletą moterų iš Luko Evangelijos ir kodėl Lukas, kodėl Naujajame testamente evangelistas Lukas yra toks išskirtinis. Jis dar beje parašęs ne tik Evangeliją, bet ir apaštalų darbus. Ir apaštalų darbuose taip pat yra daug labai ryškių moterų portretų ir paveikslų. Bet Luko Evangelija, ji tiesiog yra pripildyta moteriškaisiais paveikslais, ištisa moterų paveikslų galerija ir šiaip Lukas labai yra kruopštus rašytojas. Biblistai jį vadina labai kruopščiu teologu, kuris labai viską teologiškai sudėliojo tam, kad išskleistų Evangelijos grožį, didybę, plotį, šlovę, Evangelijos šlovę, kuri apreiškiama pačiame Dievo sūnuje. Viską ištyręs, nuodugniai ištyręs, Lukas sako, Teofiliui rašydamas Evangeliją, sudėliojau visus įvykius, juos sudėliojau pagal dvasinę prasmę ir reikšmę. Ir tikrai, ne veltui biblistai Luko Evangeliją vadina moteriškiausia Evangelija. Ir ačiū Dievui už šitą Evangeliją, nes joje yra atskleidžiamas tikrai toksai gražus santykis. Tik keletą galime paminėti ryškių moterų iš Luko Evangelijoje, tiesiog pavardinsiu, kurios unikaliai čia yra aprašytos. Tik Luko Evangelijoje, pavyzdžiui, Elžbieta ir Marija, 1-2 skyrius, pranašė Ona. Ir taip su kiekvienu skyriu. Tada pamatom Simono Petro uošvę, matome našlę laidojantis savo sūnų, Jėzaus mokinės, labai ryškus paveikslas Jėzaus mokinių, Mortos ir Marijos, kuri Mortos sesuo ir Lozoriaus sesuo Marija. Na ir daugelis kitų dar yra tų paveikslų, bet taip pat kas pabrėžtina, kad Lukas tarp palyginimų taip pat turi 2 tokius moteriškuosius palyginimus, kurių neatrandame kituose Evangelijose, Mato ar Morkaus sinoptinėse Evangelijose, kurios yra panašios. Tai yra palyginimas apie moterį pametusią drachmą, kuris yra labai stiprus, parodantis Dievo intenciją, kaip Dievas ieško pražuvusios sielos. Taip kaip moteris ieško savo nuredėjusio perliuko ar tos monetos drachmos kažkur, tamsiame kambaryje, tamsiausiame kampe. Ji kruopščiai iššluoja visą aslą ir suranda šitą drachmą. Ir Dievas nesigėdija tapatinti su moterim, su jos tokiu užsispyrimu ir kruopštumu ir ieško tai pražuvusios sielos. Tai irgi tokia aliuzija, kad moteris, mamos, nepraraskime vilties, nepraraskime vidinių dvasinių jėgų, ieškoti savo vaikų, ieškoti savo vaikaičių, ieškoti savo artimųjų, kurių dar, sakykime, nepasiekusi yra Dievo šviesa ir Dievo šlovė. Būkime tame taip pat kruopščios. Na ir kitas palyginimas, kuris taip pat yra minimas apie tokią atkaklę moterį, kuri prašė apginti neteisaus teisėjo jos teisės. Jau teisėjas buvo neteisus, visiškai nesiruošė jis ginti tos moters ir nenorėjo prasidėti su kokia nors ten sunkia, neaiškia byla, su klampia byla, jis nenorėjo ginti teisingumo visiškai. Bet moters atkaklumas privertė jį apginti, sako, kadangi jin tokia atkakli, tai gerai, pasiduodu, tai
primuš dar mane su tuo savo atkaklumu ir apgins jos teisės. Taip ir tie, tada Jėzus sako, kurie atkakliai meldžiasi ir prašo, jų maldos yra išklausomos. Tai vėlgi, moterų ir vyrų maldingumas, taip pat galime sakyti, malda. Viską pradėkime maldą, viską užbaikime maldą. Būkime tame atkaklus ir matysime viešpaties rankos veikimą. Taigi čia paminėti tie keli, prie kelių šiandieną norėčiau prie kelių scenų tiesiog apsistoti ir prie tokių grupinių portretų. Ne po vieną paimti, bet paimti grupę asmenų. Ir pirmoji grupė tai būtų dvi moteris, pirmame skyriuje tai yra Elžbieta ir Marija, apie jų tokį pranašavimą, pranašišką matymą, pranašiškas įžvalgas, kurios iš tikrųjų veikia visą laiką. Todėl ir pasirinkau snieguolės kaip iliustraciją, nes snieguolės jos pranašauja. Jos pranašauja ateinantį pavasarį, kad nenumaldomai sniegas pasitrauks, iš po sniego tik sniegas nutirpo, žiūrėk, jau snieguolės dygsta. Penktadienį, kai susitikome su Rūta ir Mindaugo apie šlovinimą kalbėti, Rūta atbėgus, va, ir nuotrauką rodo, sako, žiūrėk, jau snieguolės žydi, kur nutirpo sniegas. Sakau, aš laukiu tos vietos, pas mane dar apsnigusios namuose, dar nemačiau snieguolių. Bet jau Rūta su tom pranašišku to balsu atbėgo, jau pavasaris, viskas, jau viskas. Nenumaldomai žiema traukiasi. Tai va tie pranašiški balsai, tai nelyg irgi tos snieguolės pasirodo po kažkokios, sakykime, tos sunkiųjų tų laikotarpių, tų žiemos laikų ir nuskamba vilties žinia, nuskamba amžino gyvenimo žinia. Taigi labai įdomiai Lukas pasirenka dėstyti savo Evangelijos pradžią ir pradžioje yra du ryškus moterų paveikslai. Jos nėra vyrų šešėlyje, taip atrodytų, kad tas vyrų šešėlis turėtų būti. Bet Lukas jis piešia tiesiog stebuklingus moterų portretus, Elžbietos ir Marijos, išskirtinę vietą suteikdamas joms. Prieš tai pakalba apie kunigą Zachariją, kuriam aukojant pagal eilę aukas pasirodo angelas ir sako, tu sulauksi sūnaus, ilgai laukėte su žmona, sulaukėte jau senatvės, bet dabar sulauksite sūnaus. Ir Zacharijas suabejoja tuo ir tada sako, teks tau 9 mėnesius patylėti. Atima balsą vyrui ir tada išeina į areną atrandamos viešpaties yra moteris, pirmiausiai Elžbieta, vyresnio amžiaus moteris, kuri, taip galime sakyti, kultūriškai tikrai galėjo būti, tokiam gėdos pakrašty, kadangi tai yra kunigų šeima. Kunigų šeima turėjo nešioti Dievo palaiminimą, o palaiminimas pagal Senąjį testamentą, palaiminimas buvo vaikai. Palaiminti jūs vaikai, kai jūsų strėlinės yra pilnos, kai jūsų šeima pilna vaikų, tai yra palaiminimas. Ir Senam testamente daug vaikų turėti šeimoje, tai buvo palaiminimas. O būti be vaikių ir būti dar be vaikių kunigų šeimoje, tai buvo problema, nori, nenori. Užsideda toksai, kreivas žvilgsnis, gal čia prakeikimas, greičiausiai čia gali būti prakeikimas ant tos šeimos, jie negali turėti vaikų. Bet Dievas išlaiko savo laikui šitą šeimą ir stebukliniu būdu Elžbieta laukėsi.
Po to stebukliniu būdu čia pat lauksis ir Marija. Dvi moteris, kurias Dievas žinojo, kad jis pasirinks jas. Tai nebuvo atsitiktinis pasirinkimas. Jis žinojo, kad tai bus jo indai, jo pašauktiesiems, Jono Krikštytojui, šaukiančiam balsui ateiti. Toks tarnavimas turėjo gimti per stebuklą. Realiai per stebuklą. Nuo pat jo užgimimo jis turėjo turėti šitą istoriją, kad jis gimė su Dievo aplankymu. Ir jis turi ypatingą pašaukimą būti šaukiančio balsas, kuris eina dar prieš viešpatį ir paruošia jam kelią. Ir Marija, kuri tampa Dievo indu, kūnas vienos ir kitos tampa dieviškiems pašaukimams užauginti. Ir ne tik tais Dievas panaudojo jų kūnus, galima būtų pasakyti, taip, moteriai tai yra būdinga išnešioti vaikus, bet jas taip pat panaudoja ir žodžiui. Su jomis ateina žodis. Ir šitas žodis buvo pranašiškas balsas. Pranašiškas balsas, kaip tos snieguolės, kurios iš po sniego pasako, pačios pirmiausios pasako tai, kas bus. Marija, kaip ir Elžbieta, irgi atrodytų žmonių akise nieko verta, mergaitė iš Nazareto. Kas gali būti gero iš Nazareto, nors iš Judo giminės. Kaip Ana iš kunigų iš Arono giminės yra garbingos, bet situacijos atrodytų ne kažką. Marija mergaitė, jauna mergaitė, Elžbieta pagyvenus moteris nevaisinga, Marija dar netekėjusi mergaitė iš Nazareto, kurią aplanko Dievas. Matom skirtingas amžius, fizinis amžius, bet Dievo planai, amžinėjai planai nepriklauso nuo amžiaus. Kai Dievas išsirenka, jis padaro pasirinkimo ir jis nedaro klaidų. Jis nedaro klaidų kaip žmonės ir šitą pasirinkimą ne taip, kad buvo užėjo pas vieną, užėjo pas kitą angelas Gabrielius, gal šitą kažkaip priims šitą žinią. Ne. Jis žinojo, kad Elžbieta išnešios Joną Krikštytoją ir turės žinią Marijai, o Marija išnešios mūsų gelbėtoją, mūsų viešpatį. Ir į jų lūpas per šventąją dvasią, per šventosios dvasios apreiškimą buvo įdėta žinia. Štai mes ir prieiname. Mes paskaitysime būtent tų dviejų moterų susitikimą ir galime skaityti Luko Evangelija 1 skyrius nuo 39 eilutės, šiek tiek aukščiau nei pažymėta buvo. Tomis dienomis Marija atsikėlusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Reiškia, iš Nazareto, iš Galilėjos, ji turėjo nuvykti į Judėjos kalnyną. Prieš tai įvyko jos aplankymas. Angelas aplankė ir sakė, kad nuo šventosios dvasios ji nešios aukščiausiojo sūnų. Ir kaip patvirtinimas šito stebuklo, kad jos giminaitė Elžbieta taip pat, kuri buvo nevaisinga, dabar laukėsi. Taigi ji su šita žinia, jaunoji Marija, kuriai reikėjo dar vidinio užtikrintumo, kad ne tik angelas kalbėtų, bet dar ir kalbėtų žmogus, kad dar ir kalbėtų pranašiškas balsas per žmogų, tiksliai pagavusi tą detalę pranašystėje, norėjo susitikrinti, o gal jinai ne taip kažką išgirdo, o gal ne taip kažkas yra. Juk bet angelas paminė, sako,
yra tau ženklas žemėje. Elžbieta laukėsi. Nueik ir pasitikrink, susidėliok, gauk dar liudijimą tam, ką Dievas tau kalbėjo, nes Dievas kalba 2-3 liudytojų parodymu. Čia liudijimas, čia liudijimas, čia liudijimas. Taigi, tomis dienomis Marija atsikėlusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elžbietą. Vos tik Elžbieta išgirdo Marijos sveikinimą, suspurdėjo kūdikis jos įsčiose, o pati Elžbieta tapo kupina šventosios dvasios. Ji balsiai sušuko ir tarė: palaiminta tu tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius. Iš kur man tai, kad mano viešpaties motina aplanko mane? Štai vos tik tavo pasveikinimas pasiekė mano ausis, suspurdėjo iš džiaugsmo kūdikis mano įsčiose. Laiminga patikėjusi, nes išsipildys, kas viešpaties jai pasakyta. Taigi Marija, jis skuba dėl šios pranašystės. Ji yra vedama vidinio balso pas Elžbietą, pas savo giminaitę Elžbietą. Ir jai tas susitikimas, jai bet kokiu atveju jai malonus. Moterų susitikimai, jie būna tokie draugiški, kai jaunesnė moteris nueina pas vyresnę, kažką sužino, kažką gauna, pasidalina džiaugsmu. Bet šis džiaugsmas buvo pripildytas patvirtinimo pranašiško ir šventosios dvasios pripildymo. Po to pamatysime, kaip Marija prisipildo šventąją dvasią. Jos abi tame susitikime prisipildo šventosios dvasios ir atrodytų dangus nužengė į jų tarpą. Ir Elžbieta, būdama jautri, atrodytų tiems judesiams, kūdikio judesiams. Nežinau, Lukas, jis gal kaip ir gydytojas, buvęs gydytojas, galėjo ir ne vieną gimdymą priimti. Tie paveikslai moterų labai moteriški. Labai moteriški. Jis net sako, kas vyksta moteris įsčiose. Tos, kurios jau kūdikis paaugęs, iš džiaugsmo, išgirdęs Marijos balsą, tik Marijos pasveikinimą, džiaugiasi mažuliukas Jonas Krikštytojas Elžbietos įsčiose. Ir Elžbieta prisipildo šventosios dvasios. Ir palaimina Mariją ypatingų pasveikinimų. Taigi matome paveikslę. Na, štai viena jauna mergaitė į Zacharijos namus ateina ir susitinka, ar ne, su Elžbieta. Elžbieta džiaugiasi. Ką Elžbieta pamato? Pirmiausiai, ji pamato savo viešpatį, kuris yra įsčiose pas Mariją, kuris yra dar nematomas. Jėzus dar nėra gimęs, Jėzus tik gal užsimezgęs ir Jėzus dar nepasakė, dar nekrikštytas, dar nepasakė nei vieno pamokslo apie Dievo karalystę. Bet štai dvasios akis atsiveria ir Elžbieta pasako fundamentalią pranašystę, ne bet kokią pranašystę. Ir Lukas yra labai kruopštus savo dėstyme, kaip jis išdėlioja, kokiais žodžiais, kokiais svariais žodžiais jis pasako. Ir jis parodo, kad Elžbieta regi palaiminta tarp visų moterų, jauna mergaitė,
Atrodytų pagal logiką viskas turėtų būti atvirkščiai, kaip tik turėtų sakyti, palaiminta vyresnė moteris. Bet palaiminimas nežmogiškas. Ji mato, ką ji mato? Ji mato viešpatį. Mano viešpaties motina. Mano viešpaties. Tokiu būdu Elžbieta pirmoji Luko Evangelijoje atpažįsta Mesiją dar įsčiose. Dar įsčiose. Ir tai gali atidengti tik tais Dievas. Dar Kristui negimus Elžbieta jau žino, kur yra Mesijas. Kur yra tas, kuris yra gelbėtojas. Pirmiausiai jos gelbėtojas, mano viešpats. Tuo tarpu Marija jau yra nuolankaus tikėjimo pavyzdys. Tebūnie man pagal tavo žodį. Viešpaties tarnaitį, pagal tavo žodį, kai kalbasi su arkangelu Gabrieliumi. Bet čia dabar po susitikimo su Elžbieta ir ant jos nužengia šventoji dvasia. Ir ji palaiminta ne tik patikėjusi, bet ji palaiminta tai, ką regi savo dvasinėmis akimis. Ji tampa tikriausia Dievo karalystės skelbėja, apreikšdama, koks yra Dievas ir kokia bus Dievo karalystė, kurią mes skelbėme, kurios mes laukiame ir laukiame su Jėzumi sugrįžtant. Taigi Marijos vadinamas magnifikos. Reiškia, jos giesmė po šito pasveikinimo, ji prisipildo dvasios ir išsako giesmėm, kalbasi giesmėm, kaip apaštalas Paulius ragina tikinčiuosius kalbėti, sako, giesmėmis, psalmėmis kalbėkitės, tik tuo, kas gera jūsų lūpose, maldomis kalbėkitės, eilėmis. Štai Marija prabilo. Mano siela šlovina viešpatį ir mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju, nes jis pažvelgė į nuolankę savo tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man galingasis ir šventas yra jo vardas. Jis gailestingas iš kartos į kartą tiems, kurie jo bijosi. Jis parodė savo rankos galybę ir išsklaidė iš didžios širdies žmonės. Jis numetė galiūnus nuo sostų ir išaukštino žemuosius. Alkstančius gerybėmis apdovanojo, turtuolius tuščiomis paleido. Jis padėjo savo tarnui Izraeliui, prisimindamas gailestingumą, kai buvo pažadėjęs mūsų protėviams Abraomui ir jo palikuonėms per amžius. Štai dviejų pripildytų dvasios moterų pranašiškas pasisveikinimas. Na ir po to pasakyta, Marija išbuvo su Elžbieta apie 3 mėnesius ir sugrįžo į savo namus. Štai kokia nuostabi scena. Ir Marija persipildo kaip indas tų pranašiškų žodžių. Ir tie pranašiški žodžiai jungiasi jai su Dievo pažadu Abraomui, kad bus išgelbėtas Izraelis. Bet įstabiausia, kad ji apibūdina, koks yra Dievas ir kokia yra jo karalystė. Tokiu būdu ji tampa Evangelijos skelbėja. Dar prieš tai, kaip Jėzus pradeda skelbti Evangeliją, kaip pradeda jo mokiniai
kurie seka paskui Jėzų, skelbti Dievo karalystę, Marija apreiškia ir paskelbia, kokia bus toji Dievo karalystė, koks yra Dievas, koks yra Dievo karalystės charakteris. Jis sako, jis yra mano gelbėtojas, jis galingas ir gailestingas iš kartos į kartą, jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština žemuosius. Pakraščio žmonės atranda, sudužusių žmonės atranda, atgailaujančio širdies žmonės atranda. Negalios žmonių viešpats yra viešpats, bet sudužusių žmonių yra viešpats. Ką vėliau Jėzus pamokslaudamas kalno pamoksle pasakys, palaiminti vargšai dvasia, nes jų yra dangaus karalystė. Kokia yra dangaus karalystė? Marija mato šitą karalystę, kaip galiūnai sudrebinami ir mažutėliai pakeliami. Taigi, koks nuostabus, slėpiningas atrodytų veikimas. Čia atrodo ne nuo stogų viskas skambėjo. Čia nuskambo tos pranašystės tarp dviejų moterų, pripildytų dvasios, nematomoj erdvėj. Bet Lukas, jis užrašo tai. Jis užrašo ir tai pasiekė visų laikų krikščionis. Kai kada protestantai mes tiesiog užkliūname už šitų rašto vietų. Ir sako, mane duok Dieve atiduoti pagarbą Marijai. Taip kaip čia atiduoda. Kaip Elžbieta atiduoda pagarbą. Sako, tu palaiminta tarp visų moterų. Po to Marija jį kartoja, sako, taip, Dievas man išrinko iš savo gailestingumo, pastatė į šitą vietą. Neduok Dieve, kad jinai čia pasikeltų. Ir daug ką mes prarandame, užtildome ir pasakome, moteris tetyli. Tuo tarpu mes matom evangelistas Lukas. Jis rašo taip, kaip yra. Elžbieta pirmoji pamato Mesiją, dar jam negimus, ir pripažįsta jį viešpačiu. O Marija paskelbia, kokia karalystė ateis, kokia karalystė ateina. Ir kad toji karalystė bus jos iščiose aukščiausiasis sūnus. Nuostabu. Šiandien taip pat viešpats, jisai veikia pranašiškais žodžiais, kaip Marijai reikėjo pasidrąsinimo, kaip Elžbietai reikėjo išgirsti tos žodžius, kuriuos prisipildžius Marija pasakė, kad būtų padrąsinti, nes, ką sako pranašystė, jį teikia padrąsinimo, jį ugdo, jį atveria dieviškas kryptis arba jas tiesiog patvirtina tai, ką esi girdėjęs. Ir žinokit, kai buvome nuvykę į Ugandą, juokės Rūta, sako, dar pusę metų mes girdėsim, sako, tas jūsų prisiminimus. Aišku, visko negali iš karto prisiminti, bet buvo toks paliudijimas, kad tiesiog Dievas, jis parodė savo malonę mums vykstant, nes mes tikrai ir bijojom, ir drebėjom, ir abejojom, ir viską, ką žmogus gali pajusti, pajutom, jau Aidas pasakojo, tą prieš tai vykstantį stresą. Bet kartais, tu nuvyksti į kitą pasaulio kraštą, kad vėl pamatytum, koks geras yra Dievas, kaip jis rūpinasi tavim,
Ir dar viešpats tarp viso to dar sugeba kai ką ir pasakyti. Labiausiai, ko aš nesitikėjau šitoj kelioniai, aš nesitikėjau jokio pranašiško žodžio toj kelioniai. Pasakysiu jums. Bet viešpats ir čia mane nustebino. Tu sakai, tai čia, va ten, tai buvo anie laikai ir viską. Ir tada kažkaip viešpats kalbėjo. Viešpats kalba visais laikais. Ir savo žinią jis žino, kaip perduoti. Kaip perduoti. Kartais tu nuveiksti 10 000 kilometrų, kad tave staiga kaip iš perkūnas iš giedro dangaus pertrenktų ir atrodytų atsiveja viešpaties žodis. Įvyko toks įvykis. Po krikščioniškų vestuvių mūsų vaikų, Saliamono ir Belindos, buvo momentas, kada tiesiog žmonės teikė jiems pasveikinimus, dovanėlės jiems dovanojo. Ir žmonės, kai kurie įduodavo, reiškia, vokus ir panašiai, aš dar tą vokelį turiu. Ir tada, reiškia, Belindai viena teta prieina prie Belindos, viena teta ir sako, čia tavo anytai, čia tavo naujai mamytai, sako, yra laiškas, sako, gal tu gali jai perduoti. Jo, sako, gerai. Na ir dabar kitą rytą po tų vestuvių man jaunieji perduoda laišką, sako, žinok, mes gavom laišką tau vestuvių metu. Gal čia suklydot, sakau, gal čia ne man, gal čia, sakau, gal Belindos mamai. Ne, čia yra tau. Ir aš išpakuoju tą laišką, jis parašytas anglų kalba, ir skaitau, Dievo pateptai moteriai. Jau čia mane persmelkia ir visas laiškas tai yra tiesiog toksai pranašiškas padrąsinimas. Ir aš, žinokit, svarstau, jį skaityti ar neskaityti. Po to sakysit, aha, pasigyrė. Nesakysit. Kaip sakoma, tuo džiaugsmu Dievo veikimu ar ne pasidalint. Bet tai aš buvau, žinokit, tikrai priblokšta. To tiesiog padrąsinimo. Tos tetos aš nepažįstu. Net labas nebuvau pasakius jai. Šita teta tarp daugelių, nenoriu sakyti, 100 tetų, daug, kaip sakiau, giminė didelė. Bet ji yra tikinti vienos bendruomenės narė, po to aš kaip sužinojau, tarnautoja yra bažnyčioje. Ir, tiesiog mus matydama, kažkaip ar iš tolo stebėdama, jinai gavo šitą tokį impulsą. Dievo pateptai moteriai, kurios meilė atspindi Jėzaus Kristaus meilę. Dėkoju jums už tarnystę visagaliam Dievui, kuris gali viską ir kurio pažadai yra taip ir amen. Dėkoju už meilės bei gerumo skleidimą kartu su jūsų mylima šeima, per Dievo jėgą veikiančią jumise, per mūsų viešpatį ir gelbėtoją Jėzų Kristų. Jūsų pasiryžimas atsiliepti į Dievo kvietimą, keisti šios ir būsimų kartų gyvenimus yra neprilygstama jėga. Noriu, kad žinotumėte, esate mylima, privilegijuota ir palaiminta Dievu, kuris valdo dangų ir žemę ir sėdžio aš Ugandoj. Tarp kitos rasės žmonių
Ir skaitau tokį tekstą, jūs neįsivaizduojate, man kaip žaibas iš giedro dangaus. Jūsų mylimas vyras bei jūsų nuostabus vaikai buvote Dievo pasirinkti keisti gyvenimus visame pasaulyje. Dėkoju už pasitikėjimą Dievu visais gyvenimo tarpsniais, o ypač už tai, kad niekada nepamiršote tvirtos ir nesulaužomos sandoros, kurią sudarėte ir visada turėsite su Dievu. Dievas vedė mane perduoti šį galingą žodį ar žinią jums, Dievo moteryje. Ir įdėta psalmės vieta. Jūs patyrėte daugybę įvairių audrų, bet vis tiek pasitikėjote Dievu. Mažo to, jūs tikėjote geriausią baigtimi. Todėl Dievas didžiuojasi jumis ir jūsų nuostabia šeima. Žinokit, būna, kad mes užmirštame tai, kad Dievas mus myli, kad Dievas mus mato, kad Dievas mus palaiko ir panašiai. Ir jūs, pateptoji Dievo moterė, jūsų mylimas vyras ir jūsų mylimą vyrą, pats Dievas stipriai ruošia šiai galingai ir pranašiškai sąjungai, dar prieš jums tai įsivaizduojant. Te gyvųjų visagalis toliau gausiai laimina jūs ir jūsų mylimą šeimą per Jėzų Kristų, kuris kelias, tiesa ir gyvenimas. Amen. Ir su šita teta mes susitikom tik mums išlydint. Vidurnaktį ji atvažiavo su kita teta į oro uostą ir palydėjo mus iš to. Ir mes susipažinome su ją. Ir aš paklausinėjau, kokioje bažnyčioje, ar bažnyčioje yra praktikuojamos pranašavimo dovanos ir panašiai. Ir aš sakau, iš kur jūs čia, kaip jūs, man taip Dievas davė pamatyti jūsų šeimą, nes jinai jokių detalių negalėjo žinoti apie pasirinkimus, žinoma, negalėjo žinoti apie audras, kur tu išstovai, kiek nueini. Ir apie kartas aš girdžiu, apie tautas aš girdžiu. Ir kartais klausiu Dieve, o kur tu matai tai Viešpatie? Ir nors šiandien, kaip ir tada, Elžbieta Marija kažko dar nematė. Ir šiandien kažko mes nematome. Aidas, dar mūsų vaikai nemato, mes kaip bendruomenė nematom kažko. Bet yra dalykai, kurie tiesiog mums yra paruošti. Kaip jie išsipildys, kokioj kartoj, per kuriuos, kaip, per vaikus, per anūkus, mes nežinome. Bet te esie tai kaip padrasinimas mums visiems. Amen. Taigi, prieš pradedant Dievui veikiant, išties eina pranašiški balsai. Ir čia mes matėme būtent Evangelijoje tokį išsipildymą. Moteris, kurių iščiose buvo kūdikiai, kur dar turėjo daug dalykų įvykti. Tos moteris daug ko nematė, bet jos matė dvasinėmis akimis ir jos buvo tos pranašiškieji balsai, tos neguolės, kurias taip gražiai evangelistas Lukas išryškina. Antra grupė moterų, dar viena ir viskas. Tai yra moteris, Jėzaus mokinės ir Viešpaties tarnystės partnerės. Luko Evangelija 8, norėčiau perskaityti čia apie jas. Būtent Lukas, vėlgi vienintelis Lukas, taip parašo apie šitas moteris ne Evangelijų pabaigoje, bet būtent viduryje, kartu su mokiniais. Nuo pirmos eilutės.
Po to Jėzus keliavo per miestus ir kaimus, pamokslaudamas ir skelbdamas Dievo karalystės gerąją naujieną. Su juo buvo 12 ir kelios moterys, išgydytos nuo piktųjų dvasių bei ligų. Marija, vadinama Magdalietė, iš kurios buvo išėję 7 demonai, Erodo prievaizdo Hūzo žmona Joana, Zuzana ir daug kitų, kurios jiems tarnavo savo turtu. Atrodytų nedaug pasakyta, bet tikrai reikšmingos detalės. Vėliau tos moteris vėl pasimato ir dar kartą pasimato, jos tiesiog išskirtinai suspindi Kristaus kančios valandą ir prisikėlimo valandą. Tačiau ir čia jų paminėjimas nėra atsitiktinis, nes pagal visą graikų kalbos sintaksę vienam sakiny, reiškia, yra paminėtas pirmam B sakinys ir antros eilutės pradžia. Su juo buvo 12 ir kelios moteris. Su juo, su Jėzumi. Jėzus ir su juo visada buvo 12 ir kelios moteris. Ir tada tos moteris yra išvardinamos, čia net 12 apaštalų nevardinami, bet išskirtinai Lukas nori jas išvardinti, pamini pagrindinių 3 vardus ir dar pamini, kad jų buvo ir daugiau. Daug moterų sekė, ne tik sekė Jėzų, buvo jo mokinės, taip pat kartu su apaštalais tarnavo ir taip pat tarnavo dar ir kitokiu būdu, tarnavo savo turtais. Tai turtus visų pirma reikia turėti, kad jais tarnautum, o po to norėti jais pasidalinti. Taip? Ir tai yra iš tikrųjų labai svarbus pastebėjimai. Va tas žodelis su juo buvo 12 ir kelios moteris. Parodo, kad tos moteris buvo ne šiaip priekaba, kažkoks paskutinis vagonas traukiny. Va ten makaluojasi, niekada nenorėjom, kai traukiniu važiuodam, tam paskutiniam vagone važiuoti, ar ne? Nes jį mėto tą vagoną, uodegą. Nėra taip, nes vienam sakiny stovi ir 12 apaštalų ir šitos moteris. Jos buvo bendro judėjimo dalis. Taip kaip sakom, prabudimo dalis. Ir tai mes matėme mūsų bažnyčios istorijoje, kaip užgimė bažnyčia, kaip prabudimas vyko Lietuvoje bažnyčiose per tikėjimo žodį, meilę žodį, tiesos žodį, kaip ėjo prabudimas. Ir kad didelis būrys jaunų moterų, vyresnių moterų kartu su vyrais tapo tarnautojomis, šlovintojomis, žodžio tarnautojomis, misionierėmis, kurios keliaudavo Lietuvoje po miestus ir pamokslaudavo žinią, evangelizuotojomis ir panašiai. Moteris, kurios mokosi iš Jėzaus, tampa jo mokinėmis ir tampa jo taip pat tarnautojomis, ne ta prasme tarnaitėmis, bet tarnautojomis, kurios kartu tarnavo. Kartais sakoma, čia moteris tik tai su turtu galėjo remti, kitaip negalėjo tarnauti. Iš tikrųjų tą prielaidą paneigia prisikėlimo rytas. Moteris išlieka ištikimos Kristaus mokinės. Kristaus kančioj, kai vyrai išsigąsta ir pasitraukia, užsideda tą reabilitaciją ant moterų mokinių, reabilituoti bažnyčią kančios valandą. Jos eina kartu su Jėzumi
Jos užjaučia Jėzų, jos mato jo nukryžiavimą, jos mato, kuris yra paguldomas, kur Kristaus kūnas yra paguldomas. Moteris mato. Ir ankstų rytą, tą prisikėlimo rytą, jos paruošusios tepalus eina pagerbti savo viešpaties kūno ir pirmosios išgirsta žinią, pirmosios, kad jis prisikėlė. Ir po to susitinka su Jėzumi pirmosios. Ir pirmosioms pasakyta, eikite ir pasakykite mano mokiniams, eikite ir skelbkite, jis prisikėlė. Jos tampa pamokslininkėmis, prisikėlimo pamokslininkėmis. Šitos moteris, kurios rėmė turtu. Bet dabar grįžtame prie to keliavimo kartu. Tai buvo labai kultūriškai neįprastas dalykas. Šiaip keliaudavo mokytojai ir graikų pasaulyje būdavo mokytojai filosofai ir jo mokiniai vyrai, kurie keliauja iš miesto į miestą, gatvėse filosofiją skelbia. Jėzus keliauja iš kaimo į kaimą, iš miesto į miestą su savo mokiniais ir su jais eina moteris taip pat. Su juo buvo. Tai buvo neįprastas tikrai dalykas kultūriškai. Jos keliauja, jos eina, juda draugė su Jėzumi. Ir dar daugiau, remia lėšomis. Tai reiškia, kad tos moteris buvo savarankiškos, kad tai buvo jų vidinis apsisprendimas iš tikėjimo, iš paliesto širdies remti šitą tarnavimą, nes tarp jų buvo ne tik išgydytų, kaip Marija Magdalietė, kuri buvo visiškai pagydyta nuo 7 demonų, kas reiškia, kad tai buvo siaubingas gyvenimas iki tol, apimtas tamsos, dabar jinai išlaisvinta, išgydyta, seka juo, bet taip pat ir Erodo prievaizdo Huzo žmona Joana. Reiškia, įsipina tas Huzas, apie kurį mes nieko ir daugiau nebesužinome, bet jisai buvo kilmingas, turtingas, Erodo dvare, dirbęs prievaizdu. Jo žmona kilminga, reiškia, ji turėjo turto, Zuzana taip pat, ir jos buvo apsisprendusios remti Kristaus tarnavimą. Kokia stipri jėga. Kokia stipri jėga. Apie jas skaitydama, aš visada, žinokit, prisimenu mūsų tas probudimo dienas. Kiek daug ir vyrukų, ir merginų, kiek daug buvo patrauktų Dievui tarnauti žmonių. Ir lygiai, tai nėra taip, kad vyras probudime aukštinamas labiau nei moteris, jis kažkaip svarbesnis yra. To niekada nebuvo. Kai dvasia nužengė ant kiekvieno kūno. Vyrai ir moterys, sūnus ir dukteris, pranašaus, regės regėjimus, senuoliai sapnuos sapnus, dvasios judėjimas vyksta ir per vyrus, ir per moteris. Ir aš prisimenu, kai vienoj konferencijoje buvo atvykęs iš JAV misionierius T.L. Osbornas. Jie buvo garsus, su žmona, jie visą gyvenimą buvo misionieriais. Lygiavertiškai tarnavo, abu rašė knygas, abu tarnavo ir trečiojo pasaulio šalise, didžiulėse evangelizacijose. Ir aš prisimenu, kaip jis Lietuvoje drąsino moteris. Drąsino moteris tarnauti. Būdavo, kad kviesdavo į priekį ir pasimelsti už tarnaujančius. Bet kadangi aš moteris, aš girdėjau tą jo padrąsinimą. Jis sakydavo taip. Moteris, ne vieną kartą jisai sakė, kadangi jo žmona buvo žodžio tarnautoja. Jisai sakė, moteris, drąsiai tarnaukite Kristui. Sekite Kristumi, drąsiai tarnaukite ir drąsiai pamokslaukite. Ir kai jūs pamokslausite, žmonės įtikės, jie atgims. Kai žmonės įtikės, jie aukos aukas. Ir jūs statysite bendruomenės, jūs statysite bažnyčias.
Ir tada taip prisimerkdavau ir sakydavau, ir kada jūs turėsite žmonių ir turėsite aukų, brangios sesės, vyrai jūs gerbs, nes tokie mes esame. Ten, kur yra žmonės, kur yra pajamos, tu negali negerbti tokio asmens. Tai aišku, savotiškas toks padrasinimas yra, bet esmė ne tame. Esmė tame, kad jeigu moteris yra pašaukta Dievo, tai ji ir su Dievu eina. Negali iš jos paimti niekas, nėra tokio autoriteto, kas galėtų paimti Dievo pašaukimą. Nėra tokio autoriteto žemė. Mes tik galime visi drauge tarnauti. Ar tai vyras, ar moteris, jei mes esame pašaukti, mes drauge tarnaujame viešpačiui jo šloviai. Haleliuja. Taigi, Lukas aiškiai parodo, kad moteris, seseris, jaunos, vyresnės, nėra tik pasyvios klausytojos. Jos nėra tik tais priedas prie vyro, kad gražiai žiūrėtųsi vyras su moterimi. Jos nėra kažkoks daiktas, nėra kažkas pasyvaus. Jos yra visavertės Dievo bendradarbės. Ir visi broliai pasako. Ir dar kartą. Ačiū broliai, ačiū jums. Todėl šią žinią žinau, kad nuolat ją reikia priminti. Nuolat, keičiasi laikas, truputėlį kažką apie tai nepamini, nekalbi ir vėl kažkokia užsibujoja, kažkokios. O gal ne taip reikia, o gal reikia kažkaip kitaip. Ir vis atsiranda kažką perstumdyti nori, padėlioti nori ir kitaip sudėlioti. Bet yra taip, kaip viešpats sudėlioja. Ir mes gerbėme viešpaties pašaukimą. Taigi, brangieji, noriu dar kartą irgi moteris pasveikinti, noriu jums, broliai, padėkoti, kad jūs esate tokie šaunus ir mes šitoj dvasiniai kelioniai tiek esame kartu, drauge, be persistumdymų, be pasistumdymų Dievo kelyje, mes einame, sekame juo, o jis mums yra aukščiausias autoritetas, viešpats. Ir šiandien noriu pasimelsti vis tik už seseris, jums leidus, gerai, broli. Galime atsistoti visi. Jeigu seseris nesupyksit ir broliai yra šalia, uždės ranką ant jūsų, ant galvos nedėkit, nes moteris būna su šukuosenom. Tiesiog ant peties uždėkite rankas ar seseris šalia ir padėkokime Dievui. Tikrai padėkokime Dievui už tiek nuostabių, brangių seserų mūsų tarpe. Viešpatie Dieve, mes dėkojame tau už kiekvieną sesę čia, už kiekvieną moterį, kuri stebės transliaciją, kur jinai bebūtų. Dieve, dėkojame svarbiausia už tą pašaukimą jos gyvenime. Dėkojame už jaunas mergaitės, kurios auga tikėjimo dvasioje, viešpate. Tegul tavo palaiminimas būna ant jų jaunystės, jų brandos ir iki pat gyvenimo pabaigos, viešpate. Tegul jos auga tavo šviesoje, kaip viešpaties pašauktos tarnaitės. Dėkojame tau, viešpate Dieve, už brandžias seseris, moteris, kurios ilgus metus yra tarnystėje, kurios yra nuostabios tavo šlovintojos, kurios yra nuostabios maldininkės, kurios turi ir pranašavimo dovaną, kurios
turi žodžio dalinimosi dovaną, kurios ugdo jaunąją kartą viešpatie. Kiekvienai Dieve tavo malonės, tavo jėgos, tavo stiprybės toliau augti toje tarnystėje, tame pašaukime, kurį tu esi apreiškęs, išliejęs, atvėręs kiekvienai iš seserų, Dieve. Mes meldžiame už mūsų vyresnes seseris, kurios kaip motinos savo širdyje nešioja viešpate kiekvieną tikintį savo vaikus, savo vaikaičius, užtarimo maldoj, tiesiog palaikime, nuostabiam palaikime, padrasinime ir taip pat pranašavime. Dieve, suteiks sveikatos, suteiks stiprybės ir laimink viešpate, kad iš ties būtų seseris laimingos ir broliai kartu su jumis, viešpate Dieve, Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Amen.